Sveiki, mano vardas Ugnius Savickas, sveikinuosi su jumis verslo tribūnoje. Šiandien su manimi pokalbyje Romas. Sveiki, Romai. Sveiki. Romas Paliulis yra Gilesta direktorius, o Gilesta yra nekilnojamo turto sektoriaus dalyvė. Ne? Tai yra labiausiai turbūt paprasčiausiai pristatyti, turbūt reiktų generalinė statybų ranga. Taip. Romai, apie statybų sektorių turbūt daug kas turi visokių nuomonių. Ir spauda rašo, ir visaip kaip ir girdim, ir matom, iššūkių čia buvo sočiai per pastaruosius kelis metus. Turbūt jie, kai prasidėjo su tokia aštresne kokio tiekimo grandinių, nežinau, įtampa nuo pat pandemijos, nuo žaliavų ten sutrikimo, iki turbūt ir karo situacijos įtaka ir jinai turbūt dar toliau keliauja su darbo jėgos, nežinau, darbo kaštų, palūkanų, visa puokštė. Visa puokštė dalykų, kurie šitą sektorių, taip nežinau, testuoja, tą kompetenciją, gebėjimą laviruoti tokiuose iššūkiuose. Tikrai taip. Kaip sekasi jums? Kaip sekasi jūsų bendroviai ir su kokiais pagrindiniais iššūkiais iš tiesų tiesiogiai jūs susidurėt? Jo, tai truputį norėčiau dar sugrįžti atgal. Pokyčiai ir iššūkiai, galima gal jūs taip vadinti, juos seka nuo pat mūsų įmonės gyvavimo pradžios. Ar tai buvo euro keitimas, lito keitimas į eurą, tai va, tik tai su kiekvienais metais tas vis matom tą tendenciją stiprėja ir dažnėja. Tai taip, vienas iš tikrai buvo pirminių ir stiprių iššūkių, tai pandemija. Tai buvo viena banga ir kita ir turėjom tiek ir tiekimo grandinių sutrikimą, tiek pat nežinojom, kaip užkrečiamumas, kaip valdyti kolektyvą, kaip skirstyti objektus, kaip sudėlioti, kad kuo būtų mažiau kontaktų. Tikrai buvo toksai iššūkis iš kelių dalių. Karas tai jo, tai sekantis iššūkis, kuris tikrai toks buvo pats maloniausias. Taip. Ir stresas, kažkiek gal ten tam tikrose vietose ir minimalios panikos, kas bus, darbuotojų daug klausimų ir taip toliau. Tai tikrai reikėjo pirmiausiai susitvarkyti vidų ir visiems žinoti. Toliau tikrai vienas iš pagrindinių ir stipriausių vietų tai yra rinkos analizė. Bet kokioj vietoj, bet kuriuo metu, bet kuriuo iššūkiu tu turi būti pasiruošęs, analizuoti ir žiūrėti, kas kardinaliai keičiasi. Įvertinti būtinasias priemonės ir pokyčius, kas labai stipriai vertinasi, kiek tai turi įtakos tavo veiklai ir kaip tą būtų galima suvaldyti. Tai va, čia vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kur tikrai labai stipriai sekamės kiekvieną dieną nuolat, bet va, kai atsitinka koksai iššūkis ar va, pokytis, visada mes labai stipriai pirmų žingsnių koncentruoti stengiam vidų, komandą, o po to iškart analizę ir žiūrėti, kur kas kaip krypsta. Tai lygiai taip pat ir palūkanos, palūkanų didėjimo norma. Tai vėl labai aiškus sektorius, kur, kaip sakant, kuo didesnis traukinys, tuo lėčiau stoja. Kai atsiranda tam tikri indikatoriai ir pradedi pajausti tą, tai ir laiku darai ir sprendimus priemi, tai pakankamai sėkmingai pavyksta su tuo susitvarkyti. Ar jūs dideli? Toks, nes taip galvoju, paklausiu, kiek ta inercija jūs neša. Tai ar gal komandos dydžių, pavyzdžiui, daug žmonių turit? Jo, tai didumas tai vėl yra toks labai sąlyginė sąlyga, kitą kartą gali vienai panaudoti šitą žodį. Bet jeigu kalbant apie mus, aš manau, kad tikrai mes esam vieni iš pagrindinių rinkos dalyvių. Tai 10-tuke tikrai mes esam ir tarp savo konkurentų tikrai, jeigu ne mes jiem, tai jie mum alsuoja į nugarą. Tai jeigu truputį pažiūrėti per skaičius, tai mūsų praeitų metų apyvarta buvo 46 milijonai. Šiais metais planuojamas augimas tikriausiai bus iki 60 milijonų. Oho. Jo, tai turėtumėm pasiekti.
O kiti metai dar yra įspūdingesni, bet kol kas anksti dar prognozuoti. Tiem, kas klausosi, pavyzdžiui, ir pirmą kartą girdi. Taip. Nes gali būti, kad, pavyzdžiui, klausytojas, kuris ten gal tiesiogiai su NT industrija nesusijęs, galbūt gali nebūti girdėjęs pavadinimo, kokiais objektais, Romai, didžiuojatės ir kokie objektai, sakytumėt, yra, negėda pasakyti, kad tai yra mūsų vizitinė kortelė. Tai galvoju, gal taip tada klausytojui, žiūrovui bus aiškiau, kad tai čia šitie. Jo, tai turim vizitinę kortelę tokią, bet aš manau, kad jinai mane seka nuo pat mano karjeros pradžios. Kadangi aš pats ir statybų vadovas buvau, ir projektų vadovas, tai tikrai pats vykdžiau tokius objektus ir prisidėjau ir šiandien dar visų šeimyną tenka nueiti į Reikiškių parką. Ne? Tai šitas objektas mano nuo iki yra tiek nuo archeologai ir tikrai daug visokiausių sentimentų ir gerų sprendimų, kurie šiai dienai džiugina miestiečius, tai yra palikę ir tiesiog malonu. Na, tai sekantis Tytuvėnų vienuolynas, čia mano asmeniniai tokie, kada dar nebuvo Gilestos vadovas. Tai tikrai ir objektų unikalumas jisai patapo ir Gilestos tokia kaip vizitinė kortelė. Ir Nidoj statom auksinės kopos, tai baigiam jau kaip tik. Tai tikriausiai daugumą žino, tai pačioj Nidoje Agilos koncertų salė. Toliau mes Vilniuje archyvą, Kauno klinikos taip pat pastatytos. Šiuo metu statom Šiaulių infekcinę ligoninę, Tauragės areną. Bet labai džiaugiamės ne per seniausiai pasirašytą nacionalinę Vilniaus salės statybą ant Tauro kalnų. Tai tikrai bus objektas labai ilgai skaičiuotas, labai daug gilintasi, labai tikrai toks išgyventas ir laimėtas. Tai visai komandai labai, labai mums džiugu ir smagu. Romai, jeigu galiu tokį užsukt, nežinau, lyg tai galima būtų sakyti suktą klausimą, bet iš tiesų tai jis labai paprastas. Taip. Kuo pasižymė Lietuvos NT sektoriaus verslai, kokios tos charakterio savybės, nežinau, gal čia to pačiu ir jūsų įmonės, tam tikras charakteris, kuris leidžia visų pirma įveikti krizės, tos iššūkius, nes ten tikrai yra ką veikti, yra ką perorganizuoti, yra ką sugalvoti. Kita vertus, žinant tokią, nežinau kokį čia žodį pavartoti, tokią pilką istoriją, kai, žinai, nepavyko, šitą uždarėm, kitą atsidarėm, su kita kažką pavystėm įmonę, ten vėl nepavyko, ten tą uždarėm. Buvo tokio atrodo atsainumo, čia viena įmonė, kita įmonė, trečia, čia žiūrėk, vystytojas yra, čia nėra. O jūs, kai kalbat apie ilgalaikę istoriją, kalbat apie tam tikrą stotą, pareigą, patirtį, objektus, kuriuos vardinat, jie visi yra tokios ir kritinės, ir to pačiu visuomeninės paskirties, ir tokios pilietinės paskirties. Tai noriu biškutį tos būdo bruožus panagrinėti. Ko reikia, kad būt šitam versle ir būt sėkmingu ilgą laiką? Nekalbu apie ten kokį vieną objektą. Jo, tai didelės paslapties tikriausiai čia nėra. Darbštumas tai vienas iš pagrindinių kriterijų mano nuomonė, kad darbštumas ir ta sėkmė ateina visada. Tai darbštumas, aišku, kompetencija, tai kaip ir minėjau, komandiškumas, rinkos analizė labai svarbu, kad bet kokį klausimą, ar tai būtų susijęs su operaciniais statybos objektais vykdymu, tai ar tai būtų vidaus kokios tvarkos, tai visada pirmiausia, kuo greičiau identifikuoji problematiką, tuo greičiau priimi sprendimą, kada nebūna įsiplėskė ugnis ir taip toliau. Tai čia vienas iš pagrindinių kriterijų, ar tai, kaip ir minėjau, būtų objektas, ar tai kiti klausimai, tai tos savybės ir būdai tokie tikrai
Bet metų pradžia nebuvo tokia džiugi, dabar kai sakot tokį augimo šuolį, kurį jūs šiemet įvardinote, metų pradžioj mes, nežinau, bent jau taip daugelis šaltinių prognozavo sąstingį, ten kažkokią, gal apie recesiją ne taip aštriai, bet kad lėtės, kad mažėja, čia gal aišku, ta kitas sektorius gyveno būsto rinka tokia irgi, kur palūkanos labai liktai tokie, buvo toks pauzė, sakykime, bet jums šitie metai neatrodo kaip pauzė, nebent tas plus 24 milijonai, sakytumėt, ai, čia higiena, čia galėjo būti ir dar daugiau. Kaip šiandien dienoje atrodo šitie metai, jeigu taip jos... Jo, tai kalbant apie mus, tai mūsų dar už praeitį metai buvo 23 milijonai ir po to 46. Aha, tai tie 23, kaip jūs minėjote, tai čia tokia, sąlyginai mums higiena. Taip. Jo, metų pradžia buvo taip. Taip jinai buvo, aišku, tai vienas iš pagrindinių faktorių nekilnojamo turto sąstingis. Tai buvo, aišku, prognozuojamas, tai ir palūkanos, ir karo grėsmė, tai tikrai gyventojai matėsi šitas sąstingis, bet šiuo momentu ir tą, ką dabar turime, tai matom kaip tik atvirkščiai. Tai po truputį viskas stabilėja. Tai nesakau, kad viskas atsigauna, bet tam tikri geri požymiai tikrai jie yra. Ir galima tikėtis, kad, aišku, metų pabaiga vėl sezoniškumas. Pas mus yra tam tikras sezoniškumas, kada ypač statybai tai turi įtakos. Tai ir procesai lėčiau vyksta, ir pinigų įsisavinimas lėčiau vyksta. Tai, bet šioj vietoje aš nenoriu sakyti, kad atsigauna, bet gal stabilizuojasi. Iš kitos pusės, jeigu pažiūrėtumėm niūrios, kaip jūs įvardinot, metų pradžioj, su kuo mes lyginam, su kuriais metais lyginam. Ne? Jeigu mes žiūrėtumėm praeitus metus, kada buvo statybos sektoriaus tikrai labai stiprus metai ir ekonomika, manau, ir šiai dienai jinai yra pati stipriausia. Jeigu mes lyginame su praeitais metais ir kad nuosmukis visada jisai turi būti, ne? Tai aš manau, kad tai yra sveika, natūralu ir čia tikrai nėra ta vieta, kada mes turėtumėm nerimauti stipriai. O kaip, atsakant jums toliau, o kaip mes valdom šitą, tai mes jau praeitų metų gal vidury jautėm tą, kad matėsi konkurencija, konkursuose dalyvių didesnis kiekis, tai mes stengiamės visada diferencijuoti dvi pakraipas, tai valstybiniai objektai ir privatus objektai. Tai mums labai šis skirstymas pasiteisino pandemijos metu, kada privatus sektorius tiesiog nutraukinėjo sutartis, o valstybinis sektorius visada judėjo į priekį. Tai šiuo atveju mes praeitais metais matėm tą, kaip ir minėjau, turim tam tikras įmonėje žaidimo taisyklės. Šiuo atveju šviesoforas, kada dega žalias, kada skaičiuojam ir teikiam konkursus tam tikrą maršiškumu, kada užsidega geltonas, jau susikaupiam, o kada raudonas tiesiog reikia šitoj vietoj labai stipriai susikaupti. Tai mes visi viduj žinom šviesoforo spalvas, žinom, ką kiekviena spalva reiškia ir kaip per kiekvienos spalvos prizmę, kada užsidega raudona, nei vienas komandos narys nenori patekti tą situaciją. Tai mes tokią prevenciją turim, tai labai faina natūraliai turėti tą natūralią motivaciją ir sekti. Kitas dalykas - planavimas. Tai planavimas, preliminarus planavimas 3 metų, planavimas metų, detalus ketvirčio ir taip toliau. Visur planuoti. Ir skaičiai atsikartoja ir bet kokiu atveju, ar tai mėnesis, 2, ar tai pusmetis, vis tiek matosi ta tendencija ir kiekvieni skaičiai
turi tam tikrą savo kalbą. Ir mokant jos skaityti, principo viskas dėliojasi. Tai vat, ką aš noriu pasakyti, kad tikrai praeitų metų antroji pusė susikaupėm, kas liečia viešuosius konkursus, tai va, to pasako ir Šiaulių ligoninę startavom ir Tauragės sporto arena startuota, tai toksai užsitikrinimas šiem metam. Kai sako, Romai, susikaupėt, tai reiškia jau buvo geltona. Ar taip? Tarp panašiai. Kažkas jau. Jo. Nes mano klausimas man ir buvo smalsu. Viena vertus, kai kas liečia vidų organizacijos, tai taip, jūs viduj galit tvarkytis. Smalsu dar buvo, o pati rinka. Ar pasmuko, sakykime, tie patys, nežinau, darbų ten įkainiai, ar vadinkim tas komisinis kažkoks, ar ta jūsų marža, ar koregavosi pati rinka stambiu mastu? Jo, tai pagal konkurenciją tu nenori, turi koreguoti. Jeigu konkurse dalyvauja virš 10 rangovų, tai ir tu turi reaguoti tai ir labai, labai tikrai atsakingai priiminėti maržiškumo klausimus. Ar galima, įvardinti kažkokį skirtumą tarp praeitų metų, nes čia šuoliais varot, tai jeigu praeitais metais tai dvigubinot verslą. Taip. Tai apimtimi dabar dar plus irgi 50% augot. Bet jeigu konkurencija, sakot, vis tiek jinai yra intensyvi, jinai spaudžia, kiek pasikeitė tas jūsų kainos, komisinio rėžis, tai yra į kokį biudžetą turit susispaust? Nes viena vertus, kai sakom, 2-3% korekcija, tai toks, atrodo, gerai, tiek tai čia galima, normaliai pasišlavus įmonėje tiek gali surast. Bet jeigu ten būtų, 10, 20 ar dar daugiau, tada jau sudėtingas klausimas, kaip išlaviruot, kaip išvairuot. Jo, tai šitą vietą aš atsakyčiau kitaip. Tiekėjai ir projekto analizė. Tai detalesnė. Tai jeigu turėdavom medžiagiškumą iš 2 tiekėjų, tai turim iš 5. Tai 5 tiekėjai. Jeigu rinka pamažėjo, tai reiškia tiekėjas labiau nori dirbti, labiau nori parduoti, tai lengviau ir mums. Tai konkurencija, jinai ne tik tarp rangovų atsiranda, bet atsiranda ir tarp medžiagų tiekėjų, lygiai taip pat ir su rangovų, tai visų specdalių ir taip toliau. Tai ta konkurencija natūraliai persidoda iš vienur į kitą vietą. Aišku, ką sakau, kur yra ta pagrindinė koncentracija, tai projekto analizė. Analizė, kad tikrai turim tokių projektų, kur galima išanalizuoti, pasiūlyti. Aišku, šitam valstybiniam sektoriui tai yra sudėtingiau, tai yra techninės specifikacijos ir taip toliau, bet privačiam sektoriui tikrai yra tų vietų, kur galima optimizuoti, nes projektuotojas, jis projektuodamas negali išmanyti visko, ar negali visą projektą nuo iki taip detaliai išanalizuojant ir padaryti geriausią variantą, nes žinom, veja ir laikas, ir sekantis projektai, ir daug kitų natūralių faktorių, kurie kasdien mus lydi ir ne tik projektuotis, bet ir mus. Romai, yra toks, projektų valdyme, tai yra tas trilypis tikslas, laiku, kokybiškai ir numatyto biudžeto rėmuose. Taip. Pavyksta visus 3 išpildyti jūsų objektuose, ar kažkurį tenka aukot, nes toks yra posakis, kad visus 3 labai sunku, tai dažnai lieka tik tai 2 kažkurie tai. Jo, tai čia siekiamybė. Siekiamybė. Tikrai būna iššūkių, būna su laiku, tikrai buvo iššūkių su medžiagų tiekimu, bet šiam momentui viskas stabilizuojasi. Medžiagos atvažiuoja laiku. Biudžetų siekimas, tai vėl mūsų įmonė jau tikrai daug metų skaitmenizuojamas, tai stengiamės biudžetą siekti einamuoju laiku, kada, kaip ir prieš tai minėjau, gali identifikuoti problematiką čia ir dabar ir vertinti ir spręsti
problemą, o ne post factum, kada jau jinai yra įvykus ir tada yra tikrai sudėtinga. Neslepiu, kad tikrai buvo tokių atvejų, kada ir turbūt kaip ir mums visiems natūralu, tai ir pavėluojam. Taip. Ir kažkur tenka ir sąnaudas neįvertintas susivalgyti, bet, kaip aš sakau, objektai, visi objektai turi būti vienokiai arba kitokiai, tu turi patirtį, o ta patirtis irgi kitą kartą gali skaičiuotis kaip ir pelnas, ne? Nes tai yra gal kažkokios problemos būsimiam objektam užkardimas didesniom problemom. Tai bet tikrai didelę dalį skiriam skaitmenizavimui, analizavimui, medžiagų tiekimui, tai jeigu tai yra pirkimo grafikai, pats grafikas, jeigu mes tokį daiktą žinom kaip grafikas, tai jis tai susideda pas mus iš daug dalių ir pirkimų grafikai, ir savaitiniai planai ir taip toliau. Tai realiai visa sistema jinai veikia kaip uždaras ratas ir jeigu kažkur iškyla problemas, jos kyla labai greitai viršų, atitinkami kolegos, komandos nariai turi įgaliojimus ir atsakomybę spręsti ir taip kardomos priemonės. Tai galutinai atsakant, tai kad ir šviežias, žinau, šiuo momentu darželį pridavinėjom Pilaitei, Vilniaus miesto savivaldybės ir vystymo kompanijos projektas, tai man atrodo, mes šiuo momentu pridavinėjom, o pagal sutartį ar ne vasario mėnesį turėtumėm priduoti. Tai čia kaip pavyzdys, kad yra tikrai tokių objektų, kuriuos priduodam ir pastatom netgi anksčiau. Greičiau negu planas. Okay. Bet dažniausiai tiek rangovai tobulėja su kiekvienais metais, bet lygiai tą patį noriu pasakyti ir apie užsakovus. Tai jie taip pat profesionalėja, tai žiūrint į sutarčių sudarimus ir rangovų, kaip sakant, komentarus, atsižvelgimus, pastabas, tikrai atsižvelgia į rekomendacijas. Tiek ir pačio laiko formavimą tikrai yra sąmoningai ir teisingai numatomas tas laikas. Taip. Ko pasekoji, tiesiog tai yra technologiškai įmanomas laikas, kur tu gali tilpti. Iš kitos pusės biudžetas, tai biudžetas, kuo ilgiau užtrunka statyba, tuo sąnaudos yra didesnės. Taip visom prasmėm mūsų noras ir įmonės politika, kad turim kuo greičiau pastatyti, nes visos sąnaudos gulasi ant įmonės pečių. Kur jūsų augimo sėkmės receptas? Ta dalis, kuri nekonfidenciali, nes mūsų klausosi visa verslo bendruomenė. Nes augti tokiam apimtim, tai daug dalykų, tai ir procesai, ir sistemos, ir žmonės, tai nekalbu apie tai, kad tos objektus reikia gauti, bet juos išpildyti, tai reikia ir užauginti, kaip čia sako, užauginti ir raumenis. Jo, tai kaip ir prieš tai minėjau, manau, darbštumas vienas iš tų savybių. Kitas momentas, manau, kad tikrai yra kita dalis, kad mano paties teisingas augimas kaip statybos dalyvis nuo apačios į viršų. Taip pat mums labai rūpima komanda, tai komandiškumas. Nes tikrai mūsų komanda ir įmonės kolektyvas tai viena iš stipriausių savybių ir taip pažįsta visa komanda. Taip. Kitas momentas - skaitmenizacija. Tai skaitmenizacija ir tikrai mes labai daug darom ir dabar jau tikriausiai 7 metai. Tai ne visada einam lengviausių kelių, kada imam tam tikrą programą ir pagal ją bandom prisitaikyti. Turim ambicijų ir iššūkių, kad tam tikrus momentus patys mokam ir galim skaitmenizuoti. Tai pradedant buhalteriją, baigiant iki visą analizę medžiagų, pristatymų objektą, darbų saugos stebėseną ir taip toliau.
Ir nepaslaptis, dirbtinis intelektas labai agresyviai eina į kiekvieno mūsų dienotvarkę. Ir tikrai yra tų vietų, kurių pradedam naudoti ir matosi tikrai ir geras rezultatas. Čia labai sudomina, Romai. Galit užuominą duot, kur, pavyzdžiui, matytumėt lengviausią pritaikymą kokiu nors dirbtinio intelekto priemonių? Aišku, kitą kartą mes ir viduje viskas gimsta nuo juokų. Taip. Ir ypač statybininkam ar statybos vadovam, tai yra vienas iš tokių ir iš asmeniškai, nemėgiamiausių dalykų, tai yra tvarkos. Ir instrukcijos tvarkos, susipažinai, nesusipažinai ir ta prasme daug ten. Tai pradėjom testuoti ir šitai vietai pradžiai nuo jokių formos, kad turėjom, kaip sakant, virtualią sekretorę Aldoną, kurios būdavo galima tiesiog paklausti ir jinai arba galėdavo atsakyti, arba negalėdavo atsakyti. Tai šiuo momentu mes esam pakankamai stipriai šitą sritį išplėtoję, užmaitinę visą reikiamą informaciją ir dabar tos tvarkos yra pasiekiamos tokių visą kitą formą. Praktiškai jo sekimybę turėti appsą ir tiesiog, kaip pavyzdys, kuro tvarka ir tiesiog... Žodžiu, atvažiuoju, ką daryti, kai esu ten degaliniai, pilu ir ten koks arba nors... tiesiog kuro tvarka, ne? Tai esu naujas darbuotojas, man neaiškiai kuro tvarka. Taip. Kuro tvarka ir man viskas yra čia ir dabar paaiškinta. Tada kažkas tokio, tai aišku, tai čia, kaip ir sakau, yra tokių vietų, kur per tą pokytį, per diskusiją, bet projektų analizė, tai kas tikrai yra labai didelis darbas, netitikimai arba tam tikrų kriterijų radimas, identifikavimas, kas yra kainodarai labai svarbu, tai čia neatsiejama dalis tikriausiai rytojaus ir po rytojaus. Čia sąmontininkai susirūpinti turi tada, nes dalį jų veiklos matyt galės daug greičiau padaryti. Kad jų reikės, tai jų tikrai reikės. Reikės kitokio lygio darbams. Tai norėjau jūs pataisyti. Taip. Kaip tik jie nesusirūpint turėtų, jie kaip tik turėtų kuo greičiau įsisavint. Ta prasme, kad susirūpint, kad tos įrankius reikia turėti, nes, kaip ten ir sako, dirbtinis intelektas nepakeis žmonių. Ne? Jis pakeis žmonės nenaudojančius dirbtinio intelekto. Taip, ir yra tų vietų, kur be savo know-how, tai tikrai jos sunkiai įsivaizduojamas, bet čia galima plėstis ir plėstis, bet turbūt čia pamatysim, kaip seksis. Pakankamai greitai turbūt. Tam tikros rytis vėl. Statyba, manau, kad tikrai yra ta viena įsiryčių, kur vyksta šiai dienai visose įmonėse toks pasikeitimas, labai transformacija. Tikrai, norint išlikti rinkoje, tu turi labai stipriai skaitmenizuotis, tai vėl susiję objektų komandos, jeigu buvo tam tikri ar statybos dalyviai, kurie atlieka darbus, tai mažiau kompetentingi ir raštingi, tai šiam momentui visi stipriai turi, sakant, ugdytis. Ir žiūrėti priekį, nes tikrai, ir jeigu nedirbtinis intelektas, tai tvarumas, tai vėl ateinanti politika, kuri jau iš tikrųjų jinai jau atėjusi, ne? Tai CO skaičiavimas, visi reikalai, medžiagų tinkamas panaudojimas ir daug kitų elementų, kas tikrai statybai yra labai labai svarbu. Technologinę pusę suprantu, skaitmenizaciją suprantu, kitas iššūkis – žmonės. Tai tam tikras, irgi rinkoje toks vyrauja, susirūpinimas, gal tas žodis labiausiai tinka, kad sunku rasti žmonių, sunku pritraukti žmonių į šitą sektorių,
aišku, matyti yra čia įvairūs tie lygiai, ne, ten, kur reikia galbūt darbo jėgos, kuri tiesiogiai reikalinga objekte statyti, kasti, griauti, ten jungti ar panašiai. Kitas lygmo matyti yra valdyti, ta visa valdymo veikla. Randat žmonių? Sunkiai, lengvai? Iš tikrųjų mes labai, kaip prieš tai minėjau, tai labai mylim savo kolektyvą, tai pirmiausia yra pirmas žingsnis išlaikyti esamus. Tai tikrai turim darbuotojų, kažkada darėm tokią sesiją ir ten reikėjo pasakyti darbuotojams, kiek kas kur dirba. Tai tikrai vyrauja virš 5, virš 7 metų. Aš sakau, raktiniai žmonės, tai jiem patinka. Gilesta. Jo, tai patinka, viskas gerai, bet kaip ir minėjau, pirmas žingsnis tai reikia išlaikyti. Kad išlaikyti, tai jeigu kalbant atlyginimas, pinigai, tai jisai taip svarbus, turbūt kiekvienas mes dirbam dėl pinigų, bet to nebeužtenka šiandien. Tai motyvacijos, ta pati gera atmosfera, įmoniai. Tai taisyklės, tvarkos, ir kaip aš sakau, statybininkai, jie to tokio labai neraštingo, kaip sakau, dokumentai ir taip toliau jiem kažkaip statyba, galvoti, grafikai ir taip toliau viskas. Tai reikia skaitmenizuojant įspręsti klausimus, kad būtų patogu. Tai ir sąlygos, ir visi kaip mūsų vienas kolega džentelmeno, visi paketai ir taip toliau, tai ir automobilis, ir visi kiti dalykai, tai sporto klubai, sveikatos draudimai, tai šiai dienai čia yra, kaip sakant, savaime suprantamas dalykas. Tai užtikrinant, turint gerą atmosferą ir užtikrinant, įtikinant, kad dirbti tikrai galima teisingai ir tvarkingai, tai susidomi ir per tą vietą mes tikrai pritraukiam, aišku, agentūros ir taip toliau. Tai be abejo. Tas standartas, kad visi susidurėm su žodžiu ne ir tikrai nesakysiu, kad iš mūsų nei vienas darbuotojas neišeina, tai faktas išeina, pasikeičia aplinkybė, šeimyninės padėtis ir taip toliau. Plius mes dirbam po visą Lietuvą, tai vėl kitas yra momentas, kada tau reikia, kada tu turi žmogų gerą Vilniuje, o tau reikia kitam mieste, tai vėl susiduri su tam tikrais iššūkiais, kuriais turi spręsti. Ir atvirkščiai. Tai kad jinai problema yra, tai yra, bet kad jinai didelė problema, nemanau. Kad tai yra standartinė problema, kur reikia galvoti, kaip būti patrauklesniam, kaip nemeluojant arba neprižadant, nes tas geriau jau visada aš vadovausiu jau geriau, kaip sakant, karti tiesa, negu saldus melas, nes po to labai sunku. Taip. O čia dar tai šalia to, kad jūs įmonė ir jūsų komanda yra, bet yra subrangos turbūt nemažai jūsų verslo modelyje. Jau pavyksta suganyti, nes toks dažnai būdavo, nežinau, kaip aš tokio irgi gal viešo erdvėj, ar pats kada kur susidūręs, tai toks būna, žinai, tai ten tie to nepadar, tai ten tas nedažiūrėjo. Tai tokia karšta bulvė visi mėto, ten genrangovas sako, tie subrangovai prasti, subrangovai sako, man tas to nepasakė, tokio lyg neaišku, tai kur čia, kas čia galų gale atsakingas, su kuo čia jau pavyksta sustatyti bėgius taip, kad jūsų procesą gerbtų, B, su jumis vis dar norėtų dirbti, nežinau, ir C, duotų tą kokybę, už kurią jūs vėliau pasirašot. Nes čia toj grandinėliai vis tiek jūs tada esat tas prieš klientą atsakingas veidas. Tikrai taip. Tai dar šiek tiek truputį norėčiau sugrįžti į sekantį žingsnį, kur norėčiau vardinti, kad mūsų prieš užsakovus, tai vizitinė kortelė ir mūsų įmonės šūkis, kad partneris, kuriam rūpi, jis yra tikrai išgyventas, aš kaip sakau, nepriklijuotas, išgyventas. Tai
kiekviena ekstra mylė nueita užsakovo naudai, tai mums šiai dienai yra savaime suprantamas dalykas ir pradedant objektus, visa komanda žino, kad mes eisim ir kitą kartą turim ir padėti, ir suprasti, ir kitą kartą gal ir padaryti už savo užsakovą. Tai vat, dar ir grįžtant ir prie sėkmės tas dalykas prisidėjęs, kad jeigu tu vienam objekte sklandžiai dirbai, turi gerą atsiliepimą ir mes taip juokiausi, Ukmergės gatvėje mūsų pirmas Genrangos objektas Benedikto turgus. Tai tikriausiai teko lankytis ir pirkti kažką. Tai po Benedikto turgaus buvo Biocircle gamykla, tai pačioj, pratęsiant Ukmergės gatvę, po to Enta Farma, tai kaip ir sakom, kaimynai susikalbėjo, kad čia šitie gerai stato ir tai pasiekėm. Tai vizitinė kortelė yra. Beaugant, natūralu, kad savo pajėgom tu negali visko pastatyti. Ne? Tai kuo daugiau augi, tuo daugiau reikia partnerių. O per visus šiuos metus mūsų partneriai tai yra tie patys subrangovai ir tiekėjai, kur tikrai buvo atveju, kada buvo sunku ir per sunkumą tu visada suremi pečiais ir eini į priekį. Tai aišku yra tie partneriai, kurie atsisijoja ir pasikeičia požiūris, augimas ir taip toliau, kaip visada yra įsiskirimų. Bet didžioji dalis subrangovų yra mūsų augintų, eina iš objektų į objektą, tai vėl norint juos auginti turi išpildyti ir jų lūkesčius, sąlygas ir nepaslaptis, tai vienas iš didžiausių kriterijų pinigai, turi laiku atsiskaityti. Tai aš manau, kad tikrai mums sekasi šitoj vietoj tikrai gerai ir mūsų partneriai ir šiai dienai turime objektai puikiai statosi, jų pagalba, aišku, dalį ir mes patys atliekam darbų, bet vis tiek yra spec darbai, kur tu bet kokiu atveju samdai, tai tikrai pavyksta išlaikyti, kaip visada vyksta natūrali paieška naujų partnerių, bet nauji partneriai vėl turi tam tikrą pasitikėjimo įgyti, tai pradeda mažai žingsniais į priekį, gaus pasitikėjimą, juda į didesnius projektus, tai, kaip sakant, turim ir šitai vietai tam tikrą tvarką, kur stačia galva nepasitikim, nes natūralu, kad įvykęs kažkoks atvejis arba ne iki galo padarytas darbas iššaukė tam tikrą problematiką. Ir kaip sakoma, blogas žodis, jisai daug garsiau skamba nei geras. Ne? Tai šitai vietai tikrai stengiamės užkardyti ir susitvarkyti, kad tokių dalykų nebūtų. Ir kitas momentas, pagal darbų sudėtingumą diferencijuojami subrangovai. Tarkim, jeigu turime sudėtingą kokią vėdinimo sistemą ar tai labai stiprią šildymo sistemą, tai atitinkamai parinkam subrangovą, kuris tą dalyką išmano. Ir yra tikrai daręs ir su tuo gali sėkmingai susitvarkyti, nesvarbu, kad ten gali būti ir brangesnė. Tai taip suvaldom tų projektų riziką. Tai čia ir tas laikas, ir biudžetas, žiūrint į ilgalaikę objekto perspektyvą. Jeigu trumpalaikiai kažkiek tai gal yra brangesnis, bet žiūrint į visą objektą ir ilgalaikę perspektyvą, tai veikia. Veikia ir atsiperka. Romai, užsiminėt apie ateinančius metus, tai labai stipriai dar tolyn ten neprognozuokim, kad neprikarksėtumėm, bet gal yra kokia įžvalga apie tai, kaip jūsų manimų, kokios čia tos trajektorijos, kokios tendencijos statybų sektoriui ateinančiais metais? Gal yra jau ir jūsų komandai kažkokios diskusijos apie tai, nes kiek čia šitų metų beliko? Jo, tai kaip ir minėjau, ruduo, žiema, tai yra tas toks laikotarpis, kada sezoniškumas, ir jis nėra lėtesnis, jis nėra labai dėkingas statybai. Tai čia tokia tam tikra įtaka, bet aš kaip minėjau, man atrodo, kad rinka tampa tokia stabili kuriam laikui, bet turint tiek pokyčių pasaulyje ir taip gyvenant greit,
Tai bet kokiu atveju vėl čia turėsim kažkokį pokytį anksčiau ar vėliau vienokį ar kitokį. Bet vat jaučiu ir nekilnojamo turto rinką, jau po truputį girdžiu atsigauna ir būtų pirkimas ir kiek girdėjau, jau rugsėjais buvo toks vienas jau tikrai rodantis gerus rezultatus. Tai manau, kad tikrai atsigauna rinka nekilnojamo turto. Tai lygiai taip pat statytojai, karo turbūt rizika visi jau, taip sąlyginai gal apsiprato, ne? Gal nebe taip stipriai bijom. Tai vėl, tai reiškia, rinka tikrai gerės šitoj vietoj, kiek stipriai tai sudėtinga prognozuoti. Valstybinis sektorius, ir visi krašto apsaugos ministerijos objektai, tikrai girdim skambių ir gamyklų gal ateinančių statybas ir taip toliau. Tai čia statyba tikrai pajudins į priekį. Aišku, vėl, kaip ir minėjom, iššūkis pamiršau paminėti, kad lapkritį startuoja statybos leidimų išėmimo nauja tvarka. Tai bus labai įdomu pamatyti, kaip susitvarkys ir valstybinis sektorius, institucijos, kurias išdavinėjas ir kaip seksis rangovam dirbti ir į priekį judėti. Tai vėl gali būti šiek tiek ir pristojimo arba atvirkščiai pagreitinimo. Tai labai, labai įdomu. Tai manau, kad rinka stipriai neblogės, bet stipriai ir negerės. Manau, kad tikrai išliks ta tendencija, kad kurį laiką aš jaučiu, kad bus stabilumas. Tai čia mano tokios įžvalgos. Iki sekančių pokyčių, kaip sakant, kažkokių rimtesnių. Romai, laikas prabėgo žaibiškai. Ačiū labai. Įdomu taip patyrinėti ir gal čia tokį, nežinau, apibendrinimui. Man girdisi viena dalis, tai ta tokia stipri vidinė vertybių sistema, ne, kaip ir minėjot, žmogus, galimybės, tam tikras komfortas darbe, kas, taip nežinau, gal čia tik tai istoriškai, kurį laiką šitam sektoriui tai buvo toks, žinai, labiau darymo greitis prioritetas, negu kad ta ištvermė tokia kažkokia strateginė. Tai labai girdisi ir panašu, kad kantrybė sulaukti rezultato. Tai, ką girdžiu iš jūsų, kažkodėl man ateina tokia įžvalga, kad kaip ten, kantrų apdovanoja. Kitaip sakant, daro, ir tada jau tas atsiranda žodis, atsiranda rekomendacija, atsiranda kaimynas, atsiranda... Ir čia turbūt ir yra kažkoks rinkinys sąlygų, kuris lemia tokius gražius augimo šuolius. Tai ačiū labai. Linkiu, kad kiti metai dar plus, nežinau, kiek čia nepasikūklint, bet kaip minimum plus 24 vėl būtų. Ačiū. Ir žinoma, kad pasisektų įgyvendinti tą, kaip sakėm, tą siekiamybę, to trilypio tikslo, kad objektai sutilptų į biudžetus ir į terminus. Ačiū labai, Romai, už pokalbį. Su mumis šiandien buvo Gilesta vadovas Romas Paliulis, o žiūrovus kviečiu susitikti kitose Verslo tribūnos podcastuose. Ačiū Jums už laiką.